Skirmanto Malinausko fenomenas – nuo alkoholio pramonės šešėlio iki moralinio autoriteto kaukės. Lietuvos politinė padėtis šiandien primena prastą farsą. Tas pats žmogus, kuris prieš kelerius metus vyriausybės koridoriuose spaudė valdininkus dėl alkoholio pramonės interesų, šiandien sėdi moralinio teisėjo kėdėje ir sisteminėje žiniasklaidoje skelbia nuosprendžius savo buvusiam viršininkui Sauliui Skverneliui. Ar tai nuoširdus praregėjimas, ar tiesiog meistriškai paruoštas naujas politinis projektas? Daugelis dar puikiai prisimena 2020-uosius, kai S. Malinauskas, būdamas premjero patarėju, tapo pagrindiniu Vilniaus degtinės ir kitų alkoholio gamintojų advokatu. Tuometinis jo spaudimas leisti alkoholį pardavinėti kaip dezinfekcinį skystį kvepėjo negelbėjimu nuo pandemijos, o agresyviu lobizmu, dėl kurio net ir kantriausi sistemos klerkai pratrūko. Šiandien Malinauskas tą istoriją bando pateikti kaip kovą su biurokratija. Tačiau šešėlis niekur nedingo. Kodėl jis prabilo tik dabar? Kyla logiškas klausimas. Jei S. Skvernelis vykdė nusikalstamas schemas, kodėl Malinauskas, būdamas dešiniąja jo ranka, tylėjo ir mėgavosi patarėjo kėde? Atsakymas gali būti paprastas, kol sistema buvo naudinga, ji buvo gera. Dabar, kai Skvernelis skęsta korupcijos skandaluose, o Malinauskui reikia švarios platformos būsimiems rinkimams, senos nuoskaudos tampa galingų ginklų. Sisteminė žiniasklaida Malinauskui atvėrė visas duris. Jis nebetraktuojamas kaip buvęs viešųjų ryšių specialistas ar lobistas, jis pateikiamas kaip vienintelis tiesos žinotojas. Tačiau ar galime pasitikėti žmogumi, kuris savo populiarumą kraunasi ant bylančių svetimų karjerų griuvėsių, tuo pačiu nutylėdamas savo paties praeities žygdarbius? Dabartinis eterio laiko pasiskirstimas aiškiai rodo. Visuomeniai nebepateikiami faktai, jai pateikiama Malinausko interpretacija. Žemiau pateikta statistika iliustruoja, kaip meistriškai eterio erdvė buvo užleista vienam asmeniui, paliekant Skvernelį tik gynybinėje, pralaimėtojo pozicijoje. Išvada peršasi pati. Malinauskas šiuo metu atlieka idealų sanitaro vaidmenį, kuris yra itin parankus valdantiesiems konservatoriams. Skaldydamas opoziciją ir naikindamas buvusius bendražygius, jis ruošia dirvą savo paties politiniam šuoliui. Tik lieka klausimas, ar rinkėjai vėl užkips ant to paties jauko, tik šįkart suvynioto į kovos su korupcija popieriuką.